kelias į tėviškę, neprailgsta jis, nepabosta. Jau rodos atmintinai moki kiekvieną posūkį vingį, kiekvieną kalną pakalnę. Pažįsti kiekvieną mišką, girelę, kiekvieną lauką ar pievą slėniais ir ežerų pakrantėmis bėgančią. O vis stebiesi ir atsistebėti negali, o vis grožiesi, vis aikčioji mintyse, kiek daug tau žmogau duota. Glauski širdimi prie to visko, pripildyk ją sklidinai, kad jie dainuoti imtų, kad užraudotų iš laimės, užrypuotų, nesvarbu, savais ar kitų žodžiais, kad žinotų kas, koks aš dabar geras, koks šviesus, koks šventas ir kaip man gėda dėl to visko, kas vis dar drumsčiasi manyje, kas verčiasi iš tamsiųjų sielos akivarų. Dabar aš brolis viskam, aš apglėbiu ir aš apglėbtas. Banguojanti žemė, kaip jis skamba manyje ir kaip aš neturiu žodžių tam stebuklui, tai gerklę kylančiai ašarai, tam žmogui einančiam lauko keleliu. Neturiu žodžių savo. Liečiu akimis kiekvieną sodybą, medžių guotą, ežerėlį. Vejuosi žvilgsniu kiekvieną paukštį, plaukiantį nuo vieno slėnio krašto į kitą, užuodžiu visus kvapus, geriu visus garsus, o žodžių aš neturiu. Per didelį tą bangą, kuri dabar neša mane. Labadiena, mėly vištytiečiai, labadiena, garbūs svečiai. Ir iš tiesų labai didelis nuoširdus dėkui, kad tokią šventadienio popietę susirinko taip gausiai, nes ši diena labai svarbi. Jis svarbi mums visiems, ypač svarbi Vištyčių krašto žmonėm. Pagaliau mes turim tai, ko tikėjomės, ko labai laukiam, kaip kiekvienas įsivaizdavom, kaip tai atrodys. Atrodo puikiai. Aš kalbu apie viršelį. Nuostabi knyga, estetiška, graži, didelė, 2 tomai. Knygos, kuri telpa mano delne. Pirmą puslapį jau mes atvertėm ir atvertėm labai gražiai prasmingai, skambant Šubertų serenadai, kuri gyvuoja jau beveik 200 metų, skambant Justino Marcinkevičiaus žodžiams, kurie taipogi istorijos dalis yra. Liko dar, koks 1000, beveik 300, bet mes tikrai visos knygos neskaitysim, bet pažadu, kad bus labai daug įdomių, labai daug gražių susitikimų, pokalbių, prisiminimų ir tikrai šitą dieną bus labai prasminga ir reikšminga. Iš tikrųjų, ta istorija, tos žmonių gyvenimai, miestelių, kaimų, taip susistumia, susispaudžia, kad sukrinta į 2 knygų puslapius, kurios tikrai telpa delne, labai susispaudžia laikas, iškrinta daugas, iškrinta tai, kas buvo mums labai svarbu, tai, kas buvo skaudu ir džiugu, viskas iškrinta, lieka tik kelios datos, lieka kelios pavardės ir taip turbūt būtų ir toliau, bet mes labai džiaugiamės, kad atsiranda žmonių, kurie sugeba viską sustabdyti. Jie surenka tai, ko jau nepakeisi, kas jau buvo užrašyta, ko net patikrinti negalim, iš enciklopedijų, iš įvairių istorinių šaltinių. Bet yra žmonių, kurie sugeba prakalbinti tos žmonės, kurie dar mena, tai mūsų tėvai, tai mūsų seneliai, tai kažkokiuose laikraščiuose įsibarščiusios iškarpos sugeba surinkti ir sudėti į vieną. Ir tai yra vištytėtis, žinomas medikas, karo medikas, majoras, Afganistano misijų dalyvis, sukūręs internetinę svetainę apie Vištytį, išleidęs romaną Miestelis, kuris buvo jo, o dabar šita didelį knygą. Ir šiandieną mes turėsim galimybę padėkoti ir Viliui, ir visiems tiem žmonėm, kurie prisidėjo prie tos knygos rašymo, kurie savo prisiminimais, savo nuotraukom, savo gerais darbais užpildė tos knygos puslapius. Ir vienas iš tų žmonių yra Lietuvos edukologijos universiteto docentė Žydronė Kolevinskienė. Jei Vištytį reikėjo pažinti, jei Vištytį reikėjo atrasti, jei Vištytį turbūt reikėjo pamelti. Ir ji turbūt, būdama viena, pasakė, kad taip iš tikrųjų, tai yra tas kraštas, tai yra tie žmonės, kurie verti turėti savo, kad jų istorija būtų knygon įrašyta. Tai mes dabar iš tiesų ir pakviesim tuos mielus žmonės,
kad jie pasakytų, kaip vyko tas procesas ir turbūt pasidžiaugtų kartu su visais mumis. Tai vat, mėlieji Žydronė ir Viliau, kviečiu jūs pokalbiai. Labai man džiugu matyti tiek daug susirinkusių vištytiečių ir svečių. Aš taip pat esu dėkingas ir Rimai, kuri organizavo šį renginį, ir visiems kitiems žmonėms. Dabar, kas liečia knygą, taip, jinai atsirado iš esmės ką tik, bet pradžia buvo 2003 metais, aš įkūriau internetinę svetainę. Apie vištytį ją pildžiau ir norėjau, kad žmonės žinotų, kad šis kampelis gražus, taip ir užrašiau, kad čia labai nuostambus Lietuvos kampelis yra vištytis ir kaip nekeista mano, tiksliau nekeista, bet mano žinios tuo baigėsi. Ir nežinojau, ką toliau daryti ir kreipiausi, žinojau, kad yra kažkoks mokyklų muziejus, kad ten kažkas lyg sukaupta yra ir kad ten lyg tais Mardosaitė mokytoja, kuri štai čia sėdi prieš mane, yra sukaupusi kažką. Tai tokios mano buvo žinios apie vištytį prieš 13-12 metų. Ir ta pradžia buvo sunki, tada aš kalbėjau su mokytoja, sakau, mokytoja, va noriu čia, kad žinotų žmonės, kas yra tas vištytis, duokit man medžiagos, aš dėsiu į internetą tą medžiagą. Man jinai davė tos medžiagos ir aš tą puslapį pradėjau pildyti ir jį užpildžiau per 2-3 metus. Ir toliau aš nežinojau, ką daryti. Tada kilo mintis, kad reiktų ar į kažkokį kompaktą įrašyti tuos visus, kaip sakyti, archyvinius duomenis apie vištytį ir visą kitą, bet ir atsirado mintis, kad galbūt reikia rašyti knygą. Bet mes su mokytoja šnekėjom, sakau, kas tą knygą rašys. Aš tai sakau, nemoku, mokytoja irgi sakau, aš irgi kažkaip tų knygų nelabai čia žinau, nei kaip rašyti, nei ką, taip viskas ir užsimetė. Bet taip išėjo, kad mano gyvenimas, galima sakyti, taip susiklostė, kad parašiau vieną romaną, irgi iš esmės apie vištytį, ir kažkokius įgavau rašymo įgūdžius ir supratau, kad reikia rašyti knygą iš esmės apie vištytį, taip kaip vištytis atrodo istorinėje plotmėje. Štai ta knyga yra. Aš dabar nenoriu plačiau apie tai kalbėti. Pristatymo eigoje mes ir su žmonėm kalbėsim, ir su mokytoja kalbėsim. Ir tik noriu pasakyti, kad man pavyko, kas man pavyko, tai suvienyti 3 žmonių pastangas, jėgas, profesionalumą, gerumą. Tai mokytojos Birutės Mardosaitės, docentės Žydronės Kolevinskienės, kuri yra lituanistikos fakulteto dekanė, ir gerbiamo Donato Kazlausko, kuris buvo pagrindinis šitos knygos rėmėjas. Taigi šitų žmonių pastangomis, kaip minėjau, gerumu, profesionalumu gimė ši knyga. Aš buvau, jeigu tai galima pasakyti, iš esmės tik techninis darbuotojas, rašantis straipsnius. Dabar norėčiau pakalbinti Žydronę Kolevinskienę, kuri galbūt ir pristatys šią knygą, kas joje yra, ko joje nėra, nes mes, pavyzdžiui, praktiškai galvojau, kad bus tik viena knyga, atsirado 2 knygos ir dar 13 straipsnių knyga neįėjo. Todėl prašau, gerbiamą daktarę, biskį papasakoti apie knygą. Labą dieną visiems, aš atsistosiu, kad mane gale matytų. Iš tiesų, man labai džiugu sveikintis po 2 metų, turbūt prieš 2 metus, bet buvo daug mažiau žmonių. Tai tikrai džiaugiuosi visus iš čia matydama ir aišku, viduje labai jaučiu didžiulį įsipareigojimą. Ir aš prieš šį renginį sakiau mokytojai Birutei Mardosaitei ir dabar dar viešai noriu pasakyti, lenkdama galvą, kad turbūt būtent šis žmogus yra pavyzdys man, kaip galima negyvenant, negimus vištytyje, galima kažką veikti. Kaip ta mūsų veikla pavyko, tai čia jau spręsit jūs, skaitytojai, tos knygos komentatoriai. O prieš pristatydama knygos struktūrą noriu, čia skambėjo muzika, skambėjo Marcinkevičiaus eilės, tai aš taip pat noriu tos kelius žodžius apie knygos visumą, tokią lyrinę digresiją. Ypatingą kvapą per metų šabakštynus žmogui atneša gimtinė. Garsai, vaizdai, nutikimų nuotrupos, žmonių veidai ir stovylos, čia pasirodančios ir tarsi rūke išnykstančios.
Atmintis grąžina į sodelį, kur noko kažkada antaniniai. Štai čia kadaise buvo kalkių duobė, o po ta obelim karo metu iškastas bunkeris, kuriame slėpdavosi visa šeima. Daugelio namų šiandien jau nebėra. Kažkur likę tik duonkepės plytų krūva, kažkur mėtosi lango rėmas, dar kitur buvusios sodybos šulinys apaugęs dilgėlėmis ir krūmais. Pridėkim delną prieš sutrešusius sienojų ir pro pirštus pajusime keistą šilumą. Prisėskime ant akmens, prisiminkime išėjusius kaimynus. Niekdarėta atmintis, ji kankina, ji verčia gręžtis atgalios, narstyti jausmus, vietas, žmones po gyslelę. Tie fragmentai jautrūs, subtilūs, tokie keistai ir nevienareikšmiškai susipynę. Juo labiau, jeigu ta gimtinė turi daugiau kaip 630 metų, tokį atrodo keistą Vištyčio vardą. Tai iš tiesų šia tokiu lyriniu nukrypimu turbūt ir bandžiau pasakyti, apie ką yra knyga. Ir jau jūs gal spėjote pavartyti. Iš esmės knygos paantraštė yra monografija. Tai nėra romanas, kaip čia jau gerbiamas Vilius prieš tai minėjo. Iš tikrųjų, knyga turi pretenzijų į mokslinį stilių. Tai yra monografija, kuri kreipia būtent į mokslinius tyrinėjimus. Knygą sudaro 2 dalys. Pirma dalis taip susiklostė, kad yra daugiau istorinė tematika, tai yra istorijos slinktys, istorijų vingiai. Antra dalis daugiau kalba nuo tos praeities, dingusios praeities, pereina į šias dienas ir kalba apie šių dienų žmones, gyvenančius, kuriančius, štai čia net ir salėje pirmoje eilėje sėdinčius, menininkus, sportininkus, mokytojus. Reiktų pasakyti, kad tikrai, nežinau, ir mane asmeniškai, ir man atrodo, ir kolega Vilių džiugina knygos viršelis. Nuotraukos pasirinktos iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvų, tai yra iš Algimanto Miškinio kolekcijos. Tai čia aš pati asmeniškai labai džiaugiuosi dailininkės sprendimu ir man atrodo, tas net ne visai ryškios nuotraukos, kurios rodo tos praėjusio laiko ženklus, ateinančios iš praeities, iš kažkokių upų. Ir dar įdomus dalykas, kas jau turi knygas, aš esu šiaip literatė, ne istorikė, ne kraštotyrininkė, ne etnografė. Tai man visada norisi interpretuoti, ką aš matau, ką skaitau. Tai jeigu užmestume akį į tų dalių viršelius, iš tiesų pirmoje dalyje, man atrodo, tie ženklai Vištyčio kaip ribinio, kaip pasienio miestelio. Tai būtent nuotrauką atspindinti. Antros dalies viršelis liudija ir nuotrauka liudija kelių kartų, kelių socialinių sluoksnių įamžinimą. Yra vaikai, yra suaugę. Ir kas man dar pasirodė svarbu, abiejų dalių viršelių nuotraukose yra vyrai. Viešoje miestelio erdvėje yra vyrai. Moterys, Vištyčio moterys tuo metu buvo privačioje namų erdvėje. Todėl aš šiandien kalbėdama labai džiaugiuosi, kad tiek šitame renginyje, tiek knygoje rašysiu straipsnių jau yra ir daug moterų. Tai yra į tą viešumą ir į Vištyčio viešąją erdvę išeina ir moterys. Taip pat, kaip ir priklauso monografijai, knygą recenzavo 2 Lietuvos edukologijos universiteto profesoriai. Taip pat abiejose dalyse yra pabaigoje asmenvardžių rodiklės, tai jūs galite surasti jums rūpimą žmogų. Šias abi dalis mes matėme kaip visumą, tai yra kaip vienį. Todėl tik pirmoje dalyje yra pratarmė, tačiau be abejonės knygas galima tiek pirkti, tiek skaityti ir atskirai, nors aišku, jos matomos kaip vienis. Knygos pabaigoje yra rėmėjų sąrašas, aukotojų sąrašas. Šiandien turbūt dar daug bus padėkų ir gražių žodžių, tačiau ir aš asmeniškai, kaip ne iš Vištyčio, noriu iš tiesų ištarti nuoširdų ačiū visiems Vištyčio krašto žmonėms, visiems vištytiečiams ir aplinkinių miestelių bendruomenėms, kurios prisidėjo prie šios knygos leidimo.
Ir man tikrai buvo didžiulė staigmena, kai netgi aukoja Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla. Tai tikrai yra tas didelis, nežinau, bendruomenės turbūt susivienijimas. Ir aišku, didžiausias ačiū jau čia gerbiamas Vilius ištarė yra Donatui, kilusiam šiame miestelyje ir būtent šios mokyklos absolventai, be kurio tikrai ženklios paramos mes šiandien turbūt čia ir nesėdėtume. Dar svarbu paminėti, kad nors knygą šias dvi dalis matome kaip vieną, tačiau ir straipsnių yra nemažai, yra 29 autorių straipsniai čia publikuojami. Jūs tą matysite, dėl laiko trūkumo aš tiesiog jų nedetalizuosiu, nevardinsiu, tačiau dar didesnė, nemaža dalis nepateko į šias dvi dalis. Tai yra knygos apimtis, tie straipsniai, kurie buvo parengti, tai 20 straipsnių mes tiesiog išmetėme. Jie buvo parengti spaudai, mes juos palikome ir jie liko trečioje dalyje. Tai aišku, žinau, ko pasigėstų Vištyčio krašto žmonės, tai pirmiausia pasigėstų knygnešystės. Ir turbūt man taip pat ir pačiai labai skaudėjo širdį, kai teko atsisakyti viso straipsnių bloko, buvo berods 7 straipsniai parengti apie Vištyčio krašto knygnešis. Tačiau tiesiog mes nebegalėjome jų sutalpinti ir todėl aš labai tikiuosi, kad tas pradėtas darbas bus tęsiamas. 20 straipsnių yra, jų praktiškai gulasi trečioji dalis. Aplink
atrasiu sau mergelę, kuri gražiai šneka. Aš nujosiu į tą šalį, kur saulutė šviečia. Aš atrasiu sau mergelę, kuri mane kviečia. Aš atrasiu sau mergelę, kuri mane kviečia. Mokytoja Birutė Mardusaitė, tai mums Vištytiečiam nėra mokyklos mokytoja. Jinai mums yra gyvenimo mokytoja. Tai yra tolerancijos, išminties ir didelių kuklumų žmogus. Aš prisimenu, kai vienam straipsnelį antraštėje pavadinau mažo miestelio didis žmogus. Oi, kaip jinai buvo nepatenkinta. Labai. Prisimenu dar tokį vieno pokalbio metu, kaip mokytoja pasakojo apie savo bendramokslį, kaip universitete mokėsi kartu su Česlovu Kudaba. Tada jie buvo lygiaverčiai, buvo studenčiokai. Po to jisai tapo profesorium ir mokytoja Birutė labai jam daug padėjo mokslinėje veikloje. Ir tada, kaip jinai gavo iš jo dovanų knygą, knygai buvo parašyta Birutei už nuoširdžią ir didelę pagalbą. Iš tiesų, šiandieną man vyksta kažkas labai panašaus. Mes visi dėkosim mokytojai už didelę nuoširdžią pagalbą. Ir aš dabar galvoju, kaip knygos sudarytojams reikės parašyti į tą puslapį, atsidėkoti mokytojai. Turbūt užteks vieno žodžio dėkui, nes neišrašysim, nepasakysim to, ką jinai padarė Vištyčiui. Tai, miela mokytoja, aš jūs kviečiu dabar pokalbį prie stalelio. Atleiskite, metų našta slegia, kalbėsiu slydėdama. Taip kaip tėvams vaikai, kad ir suaugę, visada būna vaikai. Taip mums mokytojams, mūsų buvusieji mokiniai visada išliks mokiniai, vaikai, mes juos vadinsime vardais. Tad aš Vilių šiandien be jokių titulų vadinsiu tiesiog Vilium. Kai aš seniau paskaitydavau ar spaudoj, ar sužinodavau kokiu nors kitu būdu, kad miesteliai panašus į Vištytį, ar buvusieji valsčiai įsileidžia knygas, istorinės knygas. Prisipažinsiu, kad aš jiems pavydėdavau. O kodėl Vištytis neturi tokios knygos, kurią galėtų didžiuotis? Ir štai ta svajonė įsipildė. Svajonė įsipildė būtent Viliaus dėka. Nors profesija visai skirtinga, sakyčiau, ir atsakinga. Ir labai sunki profesija. Ir nepaprastojo ryžto, domėjimusi kraštotyra istorija, jo pasiaukojančio darbo dėka. Štai mes turime šitą monografiją. Aš jau kartą esu jam sakiusi, kad nežinau kito tokio mediko, kuris imtųsi šitokio darbo, šitaip domėtųsi savo kraštu. Tai būtų savo gimtajam kraštui atsidavęs. Na, o man belieka džiaugtis, kad kraštotyrinė medžiaga, kuri buvo tik tai aplankos, sektos mokyklos muziejuje, kad jis surado savo tam tikrą vietą ir šioje knygoje. Prisimenu mūsų susitikimo pradžią. Vilius jau šiek tiek sakė, bet aš dar praplėsiu. Jis atvyko į mokyklą, sužinojęs, kad ten yra tos kraštotyrinės medžiagos, ir mes pradėjom bendrauti per kraštotyrą. Ir Vilius sako, mokytoja, garsinsim Vištytį. Be abejo, kaipgi nesutiksi, reikia garsinti Vištytį. Bet aš jau buvau pabaigusi savo darbinę veiklą. Ir pasakiau jam, aš jau nepagarsinsiu, bet tai padaryti gali. Ir visada tikėjau, kad būtent
jis tai padarys. Tai dar kartą sakau, kad džiaugiuosi, kad ta medžiaga kraštotyrinė, kuri po kruopelytę per daugelį metų buvo surinkta, jos bent dalis rado savo vietą ir šioje monografijoje. Juk kaip pasakytume, visi žinome, Vištytį visi gyrė. Graži gamta, puikus ežeras, mėgsta Vištytį poilsiautojai, mėgsta turistai, bet Vištytis tai ne vien tik graži gamta. Tai jis turi praeitį, jis turi savo turtingą istoriją. Vištytis tai žmonės, žmonių likimai, žmonių nuveikti darbai. Ir to niekada negalime pamiršti. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad galbūt šitą knygą, šitą monografiją 2 dalių laikyti reikėtų paminklu Vištyčio kraštui ir jo žmonėms. Ir kad jaunoji karta nepamirštų, galėtų pasisemti žinių ir mokytųsi mylėti savo kraštą, nebėgioti iš jo ir dirbti savo krašto labui, kažką gero jam palikti. Na, o mano vaidmuo galbūt čia net šiek tiek pervertinamas, kai kalbama apie tą knygą, nes aš, kaip ir gerbiamas Žydronis sakė, ne istorikė, ir kraštotyroje atsidūriau štai tokiu būdu. Dirbau Vilkaviškio rajone ilgą laiką Vilkaviškio krašto muziejaus direktorė Gabrielė Karalienė. Žinoma, visam rajone žymi kraštotyrininkė. Ji ir įtraukė mane. Pradžioje aš buvau raginama, paskui skatinama, paskui pasidarė jau įdomu, pradėjau gilintis. Ir taip, sakyčiau, perkeltinė prasme, kad įbridau į tą kraštotyros liūną ir neišbridau iki pabaigos. Iki atėjo laikas, kada jau sveikata, o kas daugiau pasakė, užbaig vieną kartą. Tai dar kartą noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo, kad šitą knygą išvystų dienos šviesą, kurie prisidėjo savo kūrybą, savo lėšomis, visokių kitokių būdų. Ir manau, kad ji dar bus pratęsta, tai bent tikimės. Ir manau, kad Vištytis turi nuo šiol didžiuotis, turėdamas šitokį svarbų istorinį dalyką. Ačiū už dėmesį. Labai nuoširdus ačiū, mielai mokytojai, bet aš noriu pasakyti, kad mėla mokytoja, jūs dar neišbridot iš to liūno kraštotyros. Kai tik mums prisireikia, mes kur daugiau pas mokytoją Birutę Mardosaitę. Tai dabar jūs palydžiu į jūsų vietą, kadangi jūs esat...
mes turim ten tokią rubriką žymus kraštiečiai. Ir ten mes aprašom tos žmonės, kurie yra savo darbais, savo nuopelnais garsina ne tik savo gimtąjį kraštą, ne tik Sūduvą, ne tik Lietuvą, bet jie yra žinomi ir visame pasaulyje. Ir šiandieną mes labai džiaugiamės, kad į savo gimtinę sugrįžo 3 menininkai, 3 žymus kraštiečiai. Tai Bronius Leonavičius, Juozas Kalinauskas ir Juozas Šlivinskas. Kadangi jų nuopelnus ir jų darbus galima būtų vardyti be galo be krašto, tai aš atiduosiu tai padaryti Viliui Kočiubaičiui, gerbiamam, nes aš žinau, kad, tiksliau nežinau, bet mes taip nusprendėm, kad Vilius nuo šiol jau irgi peržengė tą ribą ir jau jis tikrai tapo žymiu kraštiečiu. Po monografijos pristatymo jų padaugėjo. Taigi ačiū tau, Viliau, kad tu irgi dabar jau tapė žymiu kraštiečiu ir dabar, mėly gerbiami menininkai, kviečiu jūs visus pokalbiai. Čia prašom į priekį. Kai pradėjau rašyti šią knygą, tai visi žymus kraštiečiai, su kuriais aš buvau susidūręs, buvo mirę. Nu, ta prasme, aš apie juos ir buvau skaitęs. Bet žymus tie kraštiečiai, kurie štai prieš jūs, aš jų nei vieno nepažinojau. Ir pradėjau po biskį skambinėti, gavau telefonus ir nusprendžiau vis tiek, kad kiekvieną iš jų pakalbinsiu ir kad šitie žmonės, kurie nusipelnė ir Vištyčio kraštui ir kuriem turi būti dėkinga, galiu pasakyti, tikrai visa Lietuva už istorinių ženklų įamžinimą, už mūsų praeities, mūsų protėvių paliktus darbus. Šitie žmonės juos įamžino. Todėl knygoje rasite apie kiekvieną iš šių dailininkų, menininkų, skulptorių, medalistų straipsnius. Tikrai įdomus straipsniai su jų darbais, su jų skulptūrom ir su jų gyvenimais ir su jų vištyčių. Kiekvienas iš jų savaip supranta šitą vištytį ir tikrai man buvo malonu, gal pradėkim nuo Juozo Šlivinsko, aš kiekvieną ir Broniaus vakar nemačiau, bet trumpai pakalbėjom su Juozu Kalinausku ir perdaviau knygas, kad jie pasiskaitytų, aš nežinau, gal kokius kritikus sulauksiu, labai atsiprašau, kad Juozui Šlivinskui tik dabar turiu galimybę perduoti, prašom Juozai. Ir aš galbūt taip pat prisėsiu ir ilgai nekankysim, ir kadangi ir kelionė laukia ir visa kita, aš noriu pradėti nuo Juozo Šlivinskų. Juozai, mes buvom, atsimenat, kalbėjom jūsų puikioje studijoje, tokioj didžiulė, aš nežinau, man tai ten buvo įspūdis, kad iš tikrųjų galvoju, aš čia norėčiau dirbti. Šviesu, daug skulptūrų, smagu, bet iš tikrųjų mačiau, koks tai yra kruvinas darbas. Bet mano klausimas yra, kaip jūs matote tą kelią, jūs praėjot, štai knygoje yra klėtelė jūsų tėviškis. Nedidelė klėtelė medinė, galima, nežinau, ar dabar stovi Juozai, ta klėtelė. Sako Juozas, čia mano buvo pirmoji studija, aš čia dirbau. Tai ir nuotrauka yra. Tai aš noriu paklausti, jūs ėjo tuo menininko keliu ir man visada kyla klausimas, kas jūs atvedė į tą kelią. Ir aš galbūt iš savo naivumo sakyčiau, žinai, va čia užaugo vištytį, čia graži gamta, geri žmonės ir tu tampi menininku. Bet žinau, kad iš tikrųjų ne taip. Tai mano klausimas, Juozai, kas jūs atvedė į šį tikrai garbaus ir žinomo, įžymaus skulptoriaus kelią? Tai yra, galiu tik priminti, kad Juozas yra sukūręs Lakūnų Dariaus ir Girėno skulptūrą, kuris stovi Kaune, garbingoje vietoje. Tai kas jūs atvedė į šį kelią ir prašau, jums žodis. Labadiena. Galbūt aš pradėsiu tokį pasisakymą nuo ženklų, kurie mane jungia Pavištytį su Vištyčiu. Tai jeigu trumpai kalbant, tai jungtis tai galbūt tokios fizinis, galbūt, kad užlipa Pavištytį ant Tėviškės kalno ir matau ežerą, į kurį dažnai eidavau maudytis. Šiaip aš Vištyčio mokyklą aplenkiau, kadangi stojau į dailės technikumą. Mano broliai ir sesuo mokėsi, mes augom 5 broliai. Tai buvo tai, kad Vištytis galbūt buvo toks kultūros centras, savo prasme tai bažnyčia. Po to buvo labai mūsų šeimos
mėgstama lankyti Lėlių teatro atvežtus spektaklius. Tai pamenu, Katiną Batuodą ne kartą esu matęs, jau tų kultūros rūmų nėra. Ir žodžiu, ir čia teko vėliau padėti tėvelį Lentviai dirbti, kadangi čia buvo ištyti iš Pavištyžių perkelta Lentviai. O prieš tai tas kelias, kad, kaip čia paminėjo manas Vilius, tai buvo šalimais Tėviškės Lentviai, šalimais buvo Snalių dirbtuvė, šalimais buvo elektriniai vietiniai, kur gamina elektrą. Ir žodžiu, šalimais buvo kalviai. Aš kadangi buvau labai neramus žmogus, dabar neramus, tai man buvo labai daug kas nuobodu. Tuomet aš kažkaip tai užsiėmiau tokią veiklą, kad inkilus gamint, padėti tėvui bitininkauti, avilius padėti gamint, medų kopinėti, sodą sodinti, kur pasodinau hektarinį, paskui tarybinė valdžia nedavė žemės bulėms sodinti. Tai žodžiu, kažkaip tai mane patraukė gal daugiau ne humanitariniai mokslai, o ne kalbų mokymasis ir tiesiog tokia rankdarbystė. Ir iš į dailės technikų turbūt dėka to išstojau, kad paišyti galbūt šiaip savo 8-metį, kurią baigiau pavištyti, bet aš buvau padaręs gražių inkrustacijų iš medžio, taip pat atliedinės blizgių iš sidabro su kabliukais dailės ir drabelio mokytas buvo iš tremties grįžęs iš Sibiro, kaip tik daug ką pasako apie Sibirą. Muziką mokė Rugelis iš Vištyčio, solfedžiavimą, žodžiu, praktiškai tie kontaktai mano su Vištyčiu buvo epizodiški, bet tai buvo turbūt pradžia į dailę. Tai trumpai tiek. Gal priminsiu, kad tas tremtinys mokytojas tai buvo Viktoras Zajankauskas, jis buvo tremtyje kartu su Teofilė Gutauskaitė Uldinskienė ir kitais žmonėmis, ir su kuris, kaip Juozas sakė, tikrai kažkokią meilę išugdė. Bet man dar yra kitas dalykas. Juozai, jūs sakėt, o jeigu jūs mokino, ne, pas jūs nuomavo kambarį direktorius Salavočius toks buvo, taip, jeigu jūs atsiminat. Tai sakė, va, aš su jais žaisdavau šachmatų ir jeigu būčiau ėjęs po keliu, būčiau buvęs geras šachmatininkas. Paskui man Juozas sako, žinai, aš sportavau visą kitą, imtynės, boksą, va tokias jėgos šakas. Sako, gal aš būčiau geras sportininkas. O štai dabar prieš jūs skulptorius, žinomas. Skulptūra materialiai labiausiai imlus menas. Šitai, gerai. Bronius viską išaiškino. Labai imlus menas, bet tu gali pasireikšti, aš kiek supratau, ir kaip sportininkas, ir kaip rašytojas, ir kaip dailininkas skulptūroje. Ką tu nori, tą lipdai? Ar iš tikrųjų tai? Čia tas klausimas dėl buvusio direktoriaus, amžinatilsį. Jisai gyveno pas mus, kai sakė, 2 galų namas, tai vieną nuomavusi kambarį ir keletą metų gyveno. Ir žaisdom iš ties šachmatais ir kaip praktika parodė, aš šiek tiek nominacijų gavau Vilkaviškio rajone. Tai, žodžiu, į jo požiūris šioks toks buvo, kaip sakyt, į gyvenimą gan rimtas ir jis man savotiškai buvo kaip po tam tikras tokio šviesaus žmogaus pavyzdys. O ten vėliau sportas, tai sportas, šokiai būreliuose, dainų šventėse, 8-metėjai, po to vėliau technikume irgi šokiai tautiniai, po to sporto dalį imtynės, šiek tiek pirštinį, žodžiu, ten jau buvo kits gyvenimas Kaune ir reikėjo mokėtis save saugoti, todėl turėjai pasiruošti fiziškai ir morališkai. Ačiū už atsakymą. Dabar, jeigu turėsit klausimų Juozui, tai užduokit. Dabar pakalbinsiu šalia manęs sėdintį dailininką Bronių Leonavičių. Ir man jūsų telefoną davė Juozas Kalinauskas. Tada aš jums paskambinau ir mes ten kažką kalbėjom, aš neprisimenu. Sakau, žinot, Juozai, gal jūs, straipsniai turi būti biski jūsų atsiminimo apie Vištytį. Nu ir Juozas sako, žinai, kad aš irgi nerašytojas, aš dailininkas, mano kitoks, kaip sakyt, užsiėmimas. Bet sako, aš kažką pabandysiu prisiminti. Ir vieną gražią dieną gaunu tokį laišką, storą, va tokio storą, ir ten, jeigu neklystu, 13 puslapių didelių prirašyta apie Vištytį.
Tai sakau, čia neatsiminimai, čia yra visas straipsnis. Taigi, jeigu jūs skaitysit, tai rasit gerbiamo Broniaus Leonavičiaus atsiminimų straipsnį, prisimenu Vištytį, taip? Pasirodė, kad tų prisiminimų Broniau labai daug ir mes paskui kalbėjom, sakau, va Broniau, kada aš einu savo kieme vaikštau ir matau tvartą, tai aš visada prisimenu jūs, sako, nu čia dabar, sakau, todėl, kad tą tvartą statė jūsų mūrinų pamatus tėvelis, gerbiamas Liudvikas, kuris Vištytį pastatė pirtį, Pavištytį pastatė pieninę, mokyklą. Pečius visus sumūrino, man Vyzas pasakojo. Ne visus, nu tai nežinau. Bet su Žakeliu jie ten viską padarė. Tai iš tikrųjų Juozas parašė puikų straipsnį apie Vištytį, prisiminimus ir aš galvoju, dabar man vėl reiks redaguoti, vėl reiks žiūrėti. Kai aš perskaičiau, kad ten nieko nereikėjo žiūrėti ir praktiškai tas straipsnis, kuris buvo, nežinau, gal jūs ten su literatūros specialistais dirbote. Tai prašau, Juozai, pakomentuokit va šitą būtent. Čia du Juozai, aš Broniau. Oi, Broniau, atsiprašau, pakomentuokit. Pirmiausia, aš atsakysiu, aš neįimu. Pirmiausia, norėčiau truputį tokią įžangą padaryti. Tą klausimą vėliau sakysiu. Čia jau buvo minėta, kad knygos išleidimas Vištyčiui, apie Vištytį, nu yra tikrai, ale tai tik jau didelė šventė. Reiškia, žinot, virš Atenų bibliotekos durų, Atenuose, virš durų centrinės bibliotekos yra toks užrašas. Kas pasakyta pamiršta, kas užrašyta lieka, ten užrašyta latiniškai. Tai štai šita knyga, reiškia, tikrai yra savotiškas paminklas Vištyčio miesteliui. Norėjau pasakyti miestą, jis turėjo būti miestas. Ten yra rašoma, karalienė Bona buvo numačiusios trumpai 3 miestus. Tai Virbalį, Kudirkos Naumiestį ir Vištytį, bet geležinkelį sutrukdė į Karaliaučių visą tą. O dabar grįžkim į tuos vasaros. Matot, aš esu knygos dailininkas. Esu čia Vištyčiui padovanojęs Vilniaus legendas, tokia mano monografija yra. Žiūrė, čia Juozas atsinešė medalių, matyt, padovanos, bet aš nedovanosiu. O Vištytis, nes jau yra. O Vištytis, žinot, tėviškė yra, kur bebūtum, pats brangiausias kraštas. Ir augti iš savo šaknų, man atrodo, yra kultūros esmė. Nes šiais laikais, kada tų modernybių izmuose mes po biškį dingstam iš erdvės, mūsų mažėja, todėl labai svarbu. Ir mano pagrindinės temos tai yra istorinės ir gamta. O ežeras dažniausiai dominuoja visur. O dėl rašymo, matot, kadangi esu knygos dailininkas, čia minėjau ir dabar man teko dirbti, dirbau 4 leidyklose ir daug kur pagrindinė profesija yra knyga. Tai čia tas užrašas yra vienas dalykas, o matot, kadangi esu ne tik maketuotas, konstruktorius knygos, bet ir iliustratorius, tai žodis yra įsivaizduojamas. O vaizdas matomas ir iliustracija, piešinys, paveikslas atskleidžia žodžio vaizdingumą, jeigu tai kartais žodžiais neįmanoma to pasakyti, ką galima pasakyti vaizdu. Todėl, o tie rašymai, aš irgi nesu rašantis žmogus, bet kai jau prispiria, tai šiek tiek parašau. Todėl man kažkaip įsijungė. Man teko būti vyriausiu redaktorium Dailės žurnalo leidžiant, tai šiek tiek turiu tos patirties ir turbūt daugiau čia pradžiai nesigirsiu, nes gal bus kitų klausimų. Bet žinot, visko čia neišpasakosiu, aš ten paminėjau nemažai, pavyzdžiui, čia toks nei priekaištas, nei ką, bet kai retai atvažiuoju į Vištytį, tai matai tokius skirtumus. Einu ir užrašyta, reiškia, Vištyčio aliejinė. O aš prisimenu ten Černiauskų aliejinė. Tai ar privatizavo ją? Pavyzdžiui, aš vėl nuo temos krypstu, nes man, kaip sako, atsiprašau. Tai nežinau, ten, pavyzdžiui,
Aš pats ten su Juozu Petriku vakar, kai buvom užėję, pasižiūrėjom, mes ten spaudėm tą aliejų. Ten galima būtų įkurti gražų etnografinį muziejų. Čia žiūriu, šiandien ansamblis dainavo su Kuprijos ten, reiškia. Tai šitas kraštas to meniškumo prasme yra gerokai apleistas. Čia nėra tos aktos, žinoma ir mes, nėra tokios erdvės, net visoje Marijampolės apskrity, Pažerių dvaras irgi ten retai būna. O čia galima būtų suveikti, aš kai lyginu, reiškia, teko tą leidybinį darbą dirbti, tai nemažai, pavyzdžiui, su Žemaitija. Tai labai plačiai jau mūsų krašte yra daug žymių dailininkų, pradedant Vizgirdą, Kūrų, Dereškevičių, visai aš čia jų visų neišvardinsiu. Košuvą ir daugelis kitų, taip kad labai gaila iš dalies, kad nėra to tokio betarpiško ir dažnesnio kontakto. Man teko čia atvažiuoti į Marijampolę tik Sąjūdžio laikais, kadangi buvo ten iniciatyvinė grupė, tai tada Landsbergis, Medalinskas, Čepaitis ir aš, tai iš tribūnos teko pakalbėti tai dideliai auditorijai niekad. Ir šiandien čia tos serenados garsai, žinokit, prakrikdė pusiau tokia, aš arėlę nubraukiau, čia tas tekstas buvo pasakytas. Buvo jau apie tai kalbėta. Aš esu dabar dar padaręs, reiškia, aš plečiuosi, jo, paskui, biškį giriuosi. Esu padaręs tokį stambesnį darbą Žalgirio mūšis, jis buvo eksponuotas Valdovų rūmuose, reiškia, Mažosios Lietuvos muziejuje, Rietave. Kadangi jau minėjau apie tą, ir man labai svarbu, pavyzdžiui, Donelaitis. Esu padaręs 27 darbus, galbūt pasirodys knyga, nes čia Nadruva, aš ten knygoje truputį miniu apie tos dalykus. Ir Bradūno toks puikus eilėraštis yra, aš jį pasirinkau savotiškai kaip moto. Nes jo tėviškai nuo Lazdynėlių netoli, ir mano tėviškai čia tik 15 kilometrų iki Tolminkiemio. Ir jis sako taip, ten mūsų tėviškės tik tai per paukščio skrydį. Tie patys debesys ir ta pati tarmė. Aš tik seku didžiulę tavo brydę, ieškodamas, kur viso to esmė. Kur pabaiga, kuri visus išbarsto, kaip smiltis prie neperžengtos varčios. Aš ateinu prie užmirštojo Pričkaus karsto ir būro lūpomis meldžiuos. Ne, aš nesimetu, aš melstis negaliu. Aš tik atsiklopiu ir kaip žemė tyliu. Ir kai jau vėjų atūžė ruduo, kad... Seklydavo, atsiprašau. Kada pusnynas ima stūgauti vilkai, kai po žemė ir mano palaikai, po žolė ir mano palaikai, aš jį randu, jau nesusieta nei su laiku, nei su erdve. Neužmiršta tolminkiemį poetą, o žemę gimtančią save. Čia su šita žemė nemažai problemų. Ačiū, broniui. Dabar, kaip norėjau parodyti, yra puikios nuotraukos, aš jas mačiau ir, kaip sakė Juozas, vos neverkiau. Bet man tai buvo puikios jo nuotraukos, yra senoviškos alinė. Štai, gal parodys. Štai senoviška linija, nežinau, čia 18 metai ar kokie. Ne, 22. 22 metai, tai yra 100 metų beveik nuotrauka. Ir žaviausiai žmonės žinomi, kurie sėdėjo. Gladecko linija, čia yra surašytas pavardės. Girdžiūnas, kokia pavardė. Labai gerai. Ir aš norėjau tą raidę išmest, bet irgi blogai skambėjo. Štai, gal bronius parodys. Čia yra... Čia yra Plieninės. Taip. Savo draugų Maurušaičių tėvelis statomų vainiką iškelia, reiškia. O čia buvo, reiškia, Vištyčio paežerė, plytas gamino. Čia yra Plieninė mokykla, ten toliau. O čia Šiaulių orkestras, kuriam irgi dalyvavo. Žodžiu, reiktų skaityti knygą, ten yra gana, taip, plačiau. Taip, gerai, ačiū broniui. Dabar pakalbinsiu Juozą Kalinauską, jį pasilikau gale, pabaigoje, nes jis su medaliais atvyko.
Mes labai daug bendravom, ne, Juozai, daug, aš nežinau, mes skambi gal 100 kartų per dieną, tai mažiausiai, aš iš tikrųjų sakau 100 kartų. Ir tas straipsnis gimė, ką žinau, Juozai, vakar aš specialiai jums atvežiau knygą, kad pasižiūrėtumėte, nu kaip jisai jums puikiai, ne, man labai patiko. Kurių netikslumų, aišku, tai čia... Jo, yra vienas netikslumas, kuris man sakėt, mes ištaisysim ranką, įrašysim, bet aš tik norėjau pasakyti, kad labai irgi jūsų straipsnė puikios nuotraukos, tikrai man patiko. Ir jūs tikriausia, kaip sakyti, jaunystėje iš tikrųjų ar pas fotografavote, ar iš vis buvo jūsų aplinkos žmonių, kurie darė puikias nuotraukas. Ir jūsų darbė, ir studijoje, ir su šeima, su vaikais. Ir dar, kas svarbiausia, man labai puikiai žiūrisi jūsų medaliai, taip pat ir Broniaus Leonavičiaus labai puikiai žiūrisi darbai. Ir tik norėjau pasakyti, kad visų nesudėsi, jeigu, pavyzdžiui, rašo, Juozas Šlivinskas padarė 100 skulptūrų. Nu, tai įsivaizduokit, yra kokios, kaip sakyti, menininko darbo apimtys. Ir apie medalius aš bandžiau įsiminti tuos pagrindinius medalius, bet tikriausiai jūs pats papasakosit apie juos ir trupučiuką apie Vištyčio, tiksliau Bakšiškių ir Pavardėlių praeitį su tam tikrom, žinau, jūs pretenzijom, kad ten labai liko mažai žmonių, nes vos ne 10 kartų sumažėjo jų. Taip, Juozai? Prašau. Labą dieną, mėly kraštiečiai. Mane šiandieną labai jaudina. Labai atmosfera nuostabi. Koks puikus koncertas, kokia muzika. Fantastiška. Ir mane aplanko dvejopi jausmai. Ir liūdni, ir džiugus. Labai susitinku su tokiais mielais žmonėmis. Aš labai daug nekalbėsiu, bet aš tik noriu išsakyti tai, kas man ant širdies reiškia. Pirmiausia, tai aš noriu pradėti nuo mūsų, kaip sakant, pradininko, nuo mūsų gerbiamo ir mylimo Česlovo Vyzo. Tai žmogus buvo nepaprastas. Tokiai man, kaip mokiniai, tokį įspūdį buvo padaręs, kad negaliu apie dažnai sugrįžto mintimis. Tai įkūrėjas iš mūsų mokyklos, nuo 7-metės, atsiprašau, čia labai garsiai kažkaip aš kalbu. Ir išaugo į kokią puikią vidurinę mokyklą, kokie nuostabūs mokytojai. Gaila, kad daug jau išėjusių jų, kad negalima, bet žinot, bėga tas laikas negailestingas. Ir aš šiandieną noriu perduoti gerbiamui Česlovui Vyzui, labai gaila, kad jis negalėjo dėl sveikatos atvykti. Aš čia noriu jam jo garbę, reiškias, padovanoti medalį mūsų genijui Mikalojui Konstantinui Čiurlionio. Skirtas tas medalis ir kas parašyta averse. Dairykis nuo aukštų bokštų, tai kelią pajusi. Tai o kokie prasmingi žodžiai. Ir Česlovas Vyzas tikrai darėsi nuo aukštų bokštų. Ir nepakliuvo visokius vingius, šunkelius, kaip sakant, jau pačiu keliu. Ir aš jam įteikti noriu šitą medalį. Averse yra portretas, o čia angelas, mėgstamas Čiurlionio kūryboje. Tai aš dabar galvoju, kad nėra šito gerbimo mūsų žmogaus brangaus. Ar yra žmonių, kurie galėtų perduoti jam? Gal Mardosaitė, gerbiama mokytoja, kas galėtų perduoti šitą. Aš paskui įdėsiu ten į maišelį tokį. Čia labai, žinot, viskas, taip reikia greit griebėti jaudinės ir taip toliau. Dabar aš norėčiau šitą dabar labai padėkoti Viliui Kočiubaičiui. Tai, retas žmogus, jeigu tokių žmonių Lietuvoje būtų, tai labai mums būtų lengva ir dėl mūsų išlikimo, dėl mūsų tapatumo nebūtų problemų. Aš dar norėsiu vėliau pakalbėti apie tai, kas grėsia mums, nors mes įstojom į Europos Sąjungą. Anksčiau buvo visokios grėsmės iš rytų, draudimai, streibimai ir taip toliau, bet dabar kultūringoji Europa irgi jau žiūriu, kad kažkur tai eina biški ne ten.
perša mums tokias tradicijas, kurių mes tikrai nepriimsim. Ir mes pasipriešinsim. Bet aš dabar noriu pakalbėti apie tai, kad vat toks kaip Kočiubaitis, kuris parašė romaną, tą tokį istorinį, pasakysiu. Ir tai retrospektyva į mūsų praeitį. Tai nuo 14 amžiaus, tai štai Vištytis buvo. Dabar jisai, matot, va kiek praėjo amžių. Jis toliau išlieka. Vištytyje yra tiek nuostabių paminklų ir gamtos, ir kultūros, ir taip toliau. Aš noriu vieną tokį, kaip sakyti, paskaityti. Man tik liūdina tai, kad mažėja gyventojų, kad tu jau nebesigirdi tiek dainų, kad nepasiduotume tom vakarų įtakom. Tralele, lelele, jie, tu suprantate. Geriau, kai malonu, kai skamba lietuviškos dainos. Aš pasinaudodamas tą progą, paskaitysiu, kiek Vištytį gyvenu. Taip, Vištyčio mieste gyveno 1295 metais. Tai yra nuostabi šita knyga, 1923 metų statistiniai duomenys Lietuvos gyventojai. Tai yra nepaprastai, kurį aš paliksiu pas gerbiamui Viliui, kad jis toliau dar pastudijuotų. Įsižiūrėk. Aš ilgai neužtruksiu. Taip, Vištyčio, o Bakšiškų kaime 129 gyventojai. Čyžiškių, ten aš dabar visų neminėsiu. Patverti. Taip. O dabar, pavyzdžiui, Vartelių kaime, kur aš ir mokykloje truputį mokiausi ir ten gyvenau, 129 gyventojai Vartelių kaime. O dabar kiek, aš nežinau, ten kelios šeimos truputį. Vištyčio laukas 430, Vištyčio laukas 2, 334. Ir kaip malonu, dabar aš apie tai toliau nekalbėsiu, bet malonu, kad yra toks Vištyčio regioninis parkas, kuris tiek turi paminklų ir gamtos ir visokių. Ir kaip malonu, kad mokyklos moksleiviai dalyvauja aktyviai ruošiant šventės ir visokios tradicijas prisilaiko. Tai tada tas mūsų, kaip sakant, tapatumui pavojos bus mažiau, mes išliksim kaip lietuviai. Bet, sakau, labai reikia atsargiai žiūrėti, labai nepriimti visų tų tradicijų vakarų. Europą. Mes esame Europos centras. Mes jau nuo kokio, kada priėmėm krikščionybę, tai jau mes buvom europinio masto miestas. Ir kultūros paminklas, ir turtų buvo, ir visko. Bet aš dabar nenoriu toliau įsiplėsti. O šitą jūs pastudijuosit, gerbiamas vėliau. Ir jums medalis 1863 metų medalis caro laikų, kuris pralaimėtas buvo, bet jis pažadino tautinius jausmus. Aversijoje čia dalyvauja kareiviai, bajorija ir bajorai ir valstiečiai. Tuo ir. Reverse, yra, matot, yra motinos raudančios, vyrai, motinos, tarsi paminklas joms, ir iš Sibirą varo nutremtuosius, nuteistuosius. Ir tokius rašiau žodžius. Miršta balsas maldos, vien gailios tau ašaros krenta, Maironis. Labai malonu ir malonu. Šitos knygos, aš čia dabar nesiplėsiu, labai prisidėjau šitą Žydronį Golvinskį. Taip. Labai irgi puikus darbas ir čia, kaip sakant, kartu nudirbot didžiulį darbą. Ir aš noriu taip pat įteikti sukilimo medalį 1963 metų. Dabar, mielai Birutė Vartosaitė mokytojai, jinai yra įkūrėja faktiškai šito mūsų muziejaus. Taip? Įkūrėja, kuris saugo tą visą kultūrinį, kaip sakant, palikimą ir taip toliau. Tai yra nepaprastai didelis darbas, nepaprastai ir labai dėkingi mes visi esame.
aš dar noriu paminėti ne tik menininkų, juk šitas Vištytis, taigi ir inžinieriai, ir poetų, kiek daug visko buvo, taip? Jeigu dabar pradėt vardyti, tai čia žinot, nebus laiko. Aš labai dėkingas esu mūsų mielai Martusaitei ir noriu apdovanoti medalį. Aš ir Šilas Juozas, kaimyno sūnus, ėjom iš Vartelių mokyklos ir praėję tokį griovį, upelį, žiūrim, guli juodas gandras, negyvas. Kodėl? Taip musai sukrėtė. Bet mes matėm, ne. Vėliau yra, ir kaip sakant, tam tikrais tarpais 3 negyvus. Pasirodo, kas? Tai kareiviai, pasieniečiai. Tai kaip šitą galima veiksmą pavadinti? Nu, barkaišku veiksmu. Tik mums čia iš karto buvo netikėtumas dar toksai. O regioninis parkas rašo, kad gandrų, juodieji gandrai tai yra mūsų šitą, kaip sakyti, vietovės mėgstamos. Tai va, kokį milžinišką darbą daro regioninio ir parko direkcija, o būtent Vištytyje, ir kas su moksleiviais mokykla dalyvauti yra nuostabu. Nu, gal tokių visokių būtų daugiau, bet aš nenoriu įsiplėsti. Nesu žvaigždė, bet klasiokas Vilius leido man šiandien užlipti ant scenos. Tai ačiū jam. Žemai lenkiuosi visiems vištyčiokams. Ačiū. Žemai lenkiuosi iš tikrųjų, kadangi nesigirdi visiems vištyčiokams buvusiems, esantiems. Ir dabar tiems, kurie, nors ne vištyčiokai, bet atėjo čia ir padeda mums auginti vištytį. Ne tik tai išoriškai, bet ir dvasiškai. Visom pusėmis. Ačiū jiems. Šventajame rašte parašyta, kur tavo lobis, ten tavo širdis. Mano širdis čia. Širdies žodžiai parašyti dainoje, o dainą jūs išgirsite dabar. Žemė žemutė, žemynėlė, tavo vardą iš gilumos ataidi, gražiausiais perlais gulasi į širdį. Ir norisi kalbėti tarsi malda. Žiedkelėlė, žemelė motinėlė, kas aš būčiau be tavo žolelės, be melodijos margo paukštelio, ar galėčiau skausmą kentėti, ar turėčiau aš jausmą mylėti, ar turėčiau. Vilius labai myli Vištytį. Poetas Petras Keidošas, kur tik nuskambėjo jo žodžiai, taip pat Vištytį labai mylėjo. Bet manau, kad Vištytį labai myli Regina Mecutienė. Galbūt ne tai, kad patį Vištytį, bet savo kaimą. Tai yra žmogus, kuri prikėlė iš praeities naujam gyvenimui Vištyčio lauko antrą kaimą. Jinai surinko begalę informacijos, nuotraukų, aprašymų. Jeigu ji vieną kartą apvažiuotų kaimą, tai reikėtų pravažiuoti 11 kilometrų.
man labai malonu matyti Reginą ir jinai, nežinau, kada paprašysi atvažiuos tikriausiai Vištytį, bet jie ir važiuoti nereikia, nes jinai čia gyvena, kiek aš suprantu, tuo labiau, kad protėviai kilę iš Vištyčio. Ir kai aš pas ją buvau sodyboje, tikrai pas ją buvau Arlauskinė, taip tai vadinosi sodyba, tikrai yra, nu, kas vat norit pro šoną pravažiuokit, ta prasme pasižiūrėkit, tikrai padaryta yra įspūdingai, taip pasakyčiau. Nu ir aš pristojau prie jos, kad jinai parašytų straipsnį apie Vištyčio lauko antrą kaimą. Ir aš nežinau, ar Reginai jūs ilgai galvojot, bet jinai paskui sutiko ir aš galvoju, nu jo, čia ta prasme. Ir paskui jinai man nuotraukų duoda, jinai sako, viską aš čia darau ir tuoj baigsiu. Tai aš buvau tikrai nustebęs. Tai dabar, kai buvo ta pati pradžia, ir ar jums tai paprasta buvo, tik pasakysiu, kad parašyta yra Vištyčio lauko antro kaimo istorija, apie 150 puslapių to istorijoje, apie 100 nuotraukų, aprašyto sodybos 72, jeigu aš neklystu, su žemėlapiu topografiniu, kur tos sodybos buvo, kas juose gyveno, šeimų pavardės, žmonių pavardės, ką jie veikė, ką darė, kaimo papročiai, tradicijos. Visiems vištytiečiam ir Vištyčio krašto svečiam. Šiandien, kaip ir jūs ir aš, džiaugiuosi pasirodžiusią monografiją. Vištyčio kraštas brangus mano seniai. Į šitą kraštą atitekėjo mano proseneliai. Čia gimė, užaugo ir gyveno mano močiutė. Likimas taip lėmė, kad mes su šeima atsiradome ne gimtajame močiutės kaime, Liukių kaime, bet Vištyčio lauko antrame kaime. Ir Vištyčių turbūt susergama. Aš manau, kad serga mano visa šeima Vištyčių, todėl, kad čia manom geriausi žmonės, gražiausia gamta. Ir prieš tai jau kalbėjo poeto Petro Kaidošio žodžiais, man ir norisi pasakyti, kai aš sėdžiu pas save antrame lauke, pasižiūriu, čia viskas, manau, man padovanota. Ta plynė, kuri šalia yra, tie kalnai ir ta vyšnia, viskas yra šalia manęs. Aš džiaugiuosi tuo. Kai atsikėlėm 2006 metais į Vištyčio antrą lauką, nusipirkę sodybą poilsiui, kažkaip tai pasidarė nyku. Kas čia gyvena, kas kaip gyveno. Gerai, kad mūsų kaime yra labai aktyvių ir gerų žmonių. Pirmiausia tai. Ir jau, kada atsikėlę, pradėjom domėtis, kas čia buvo, kaip buvo, išgirdom daug pavardžių, daug istorijų. Ir 2012 metais mes su vyru nutarėm į savo sodybą pasikviesti visus buvusius Vištyčio antro lauko gyventojus. Bet kad pasikviesti, tai reikėjo tam ir pasiruošti. Ir paprašiau artimiausios savo kaimynės, Dalios Merkevičiūtės, kad jis su kitais artimiausiais mano kaimynais, Bronium ir Janina Ryckiais, padarytų tokią pradžią. Visgi man surašytų, kas tame kaime gyvena. Jie labai nuoširdžiai dirbo visą žiemą. Ir jau pavasarį, gegužės mėnesį mes pasikvietėm buvusius mūsų lauko gyventojus. Bet mes labai džiaugiamės, kad mums taip pat leidot prisiliesti prie šitos jūsų gražios šventės ir prie nuostabaus jūsų miestelio. Bet mes taip pat labai džiaugiamės, kad mūsų ansamblietė, mes esame ansamblis Radasta iš Veiverių, mūsų ansamblietė Dalytė yra čia gimusi. Taip, kad mes taip pat prisilietę prie šito gražaus jūsų miestelio. Ir mes padainuosime dainą Sugrįžtu, kad visą laiką jūs sugrįžtumėte, jeigu kas ir toliau šiek tiek nuo Vištyčio gyvenat.
ir dėl to, kad Vištytis labai gražus, ir dėl to, kad jų tarpe yra miela gerbiama Dalia Filerytė. Aš gerbiama Dalia kreipiuosi į jūs, jūsų mergautinę pavardę. Taip, čia mums vištytiečiam yra aiškiau. Tai žmogus, kuri jaučia didelę meilę. Savo tėviškis nepasitiks manęs mama prie vartų, bet randu tuos nuostabius, gražius gimtinius kaimelius, klonius, šilelius ir nuostabų vaikystės ežerą, kuris mus vaikus traukė kaip magnetas pasinerti į švarias šio ežero bangas. Ne pirmoje knygoje rašau prisiminimus, bet kiekvienoje išaukštinu savo kraštą ir jį nuostabiai gražiai aprašau. Nes to daryti neįmanoma, nors likimas nubloškė tremties keliais mane į kitą kraštą, bet aš visą laiką esu su jumis, mėlyje. Dirbu kitame krašte, bet dirbu savo likimo žmonėms jau 27 metus. Taip pat dirbu, kaip sakyti, ne kraštui, ne kaimui, bet dirbu tėvynei Lietuvai. O mes esame visi tos pačios tėvynės Lietuvos vaikai. Labai džiaugiuosi, kad atsirado toks iškilus asmuo, kaip gerbiamas Vilius. Ir į istoriją įpynė į tą knygą mes, kur surašėm savo tuos skaudžius prisiminimus, mūsų kraštą. Ne tai buvo lengva juos rašyti, brangieji, nes tai reikėjo versti ir vėl tuos skaudžius išgyventus puslapius. Bet reikėjo, nes tai yra istorija, tai yra mūsų vaikam, anūkam, proanūkiam, o pagaliau ir mokyklom. Mokyklose dažnai lankausi istorijos pamokose, bendrauju su mokiniais. Ne vieną ekskursiją esu atvežusi į Vištytį ir suaugusių, ir mokinių. Ir visi labai šiuo kraštu gėrisi. Taip, kad, mėlieji, aš, kad ir gyvenu kitur, bet aš jaučiuosi šio krašto garsumu. Ačiū Jums. Aš tik trumpai dar norėčiau paminėti, kadangi Dalia yra įkūrusi tremtinių kalnelį, kuris vadinasi Skausmo kalnelis, tai yra Veiveriuose. Jis surinko 75 partizanų išmėtytų grioviuose, raistuose, pakampėse, palaikus ir ten palaidojo. Pastatė paminklus, ten yra pastatytas iš esmės monumentas tremčiai, bunkeriai atkurti, 2 bunkeriai, taip Dalia yra atkurti. Aš visada važiuoju pro Veiverius, pasižiūrau, ir aš į Marijampolę, kai važiuoju dirbti, nevažiuoju Via Baltikos autostradoje pro Veiverius ir visada prisimenu būtent Skausmo kalnelį, o žmonė visada prodavo, sakau, žiūrėk, čia Filerytė gyvena. Nes žmona, prašau, žino, kad Filerytė tokia yra ir jinai, kad aš su ja bendrauju. Ir Dalia sako, aš rinkau, ten mus visai gazdino, visą kitą. Ir toks man įdomus buvo momentas, sakau, nu tikrai, kažkoks ten buvo stripas, kuris nešiodavosi granatą ir sako, Dalia, jisai ten per girtumą su ta granata susisprogdino. Tai visi kaime šnekėjo, kad čia Filerytė jis susprogdino, kadangi jisai buvo stripas. Ar buvo taip, Dalia? Taip buvo. Pasakė, jeigu ne šitą banditų išperą, tai dar būtų mano vyras gyvenęs. Tai taip pasakė jų žmona ir vaikai. Nebijau, turiu labai didelę dėžę anonimų. Galėčiau išleisti knygą, bet aš ten labai negražiai išvadinta esu. Tai taip, kad nebus malonu knygos to skaityti. Vienu žodžiu, aš labai esu dėkinga, kad esu šiandien čia su jumis. Ir norėdama atsidėkoti gerbiamam Viliui, aš noriu įteikti mažą dovanėlę.
Esu leidusi knygas ir su Marijampolės Prienų krašto muziejum. Čia knygelė yra išleista su Prienų krašto muziejum. Tai laisvės kovų įamžinimų vietos Prienų krašte. Katalogas, kokiom žolelėm jūs beišdyksit, vaikeliai mano. Tai yra paminklai, kryžiai skirti Tauro apygardos partizanam. Pastačioje knygoje yra apie 60-70 paminklų, kryžių, koplytstulpių. Jie pastatyti, kurie ir ne mano rūpesčių, bet jie taip pat mano rūpesčių yra prižiūrimi nuo iki šios dienos. Tai aš noriu už tai padėkoti jums ir šitą dovanėlę įteikti. Ir dabar, kad nepavargtų ir neįsektų plunksną, aš padovanosiu rašiklį. Noriu apdovanoti čia dar vieną esantį asmenį. Buvo tokie skaudūs laikai, kai mes grįžom iš to šaltojo Sibiro, vaikai ir jaunimas. Mus niekas nenorėjo priimti dirbti, mes negalėjom įstoti į aukštąsias mokyklas, bet buvo žmonių, kurie užjautė mus ir kurie palaikė už rankos tą sunkų momentą, kai mes buvome skriaudžiami darbe, kai mus nenorėjo į tą darbą įsileisti. Mano sesutė Janina, kaip tik dirbo Vištyčio tarybinėme ūkyje su gerbiamu Viliaus mamyte Gertrūda Kačiubaitienė. Šiandien ji atvykti dėl tam rimtų priežasčių negalėjo. Iš Telšių Janina. Ir vienu žodžiu, aš manau, kad ji braukė skaudžią ašarą ten būdama. Ir jie tikrai esa kartu su mumi. Todėl labai kviečiu Viliaus mamytę. Ačiū. 1000 kartų dėkojam. Mes visa šeima, kuri dar esame išlikę, bet jau išlikę tik kūdikį su sesute iš gyvųjų tapo. Bet žemai jums lenkiuosi, nes tokių žmonių buvo tikrai labai maža. Ir dar kartą ačiū jums. Ir priimkite šitą kuklę dovanėlę nuo mūsų, kad jums, kai jūs baltos laptėse uždengsit stalą ir susaudysit už džiauglę užaugusius vaikus, prisiminsit Dalią ir Janiną Filerių dukras. Ačiū visų. Jau daugiau nekankysiu, prašau užimti. Oi, dar kankinsiu, atsiprašau, visiškai jau man, kadangi jūs ir šefuojat ir Prienų krašto muziejų, už tai aš perduodu jum, kad jūs perduotumėt šitą muziejų, šitą knygą. Gerai, Dalia? Oi, ačiū labai. Ačiū. Labadiena visiems čia susirinkusiems. Turbūt neįjungtas mikrofonas. Labadiena visiems susirinkusiems. Norėčiau gerbiamai Dalytei padėkoti už gražius prisiminimus šioje knygoje. Padėkoti už meilę tėvynei,
savo kraštui, žmogui. Palinkėti daug sveikatos, ilgų gyvenimo metų ir didelės Dievo palaimos ir gražių dar renginių. Ačiū Jums. Ačiū labai. Kalbant ir mokytoją Vizą, jis negalėjo atvykti, jis tikrai labai daug prisidėjęs. Kaip jisai praeidavo Vištyčiu, man visada būdavo labai ramu, nes aš žinau, kad eina tolerancijos, išminties, didelės pagarbos savo kraštui žmogus. Ir dabar, kaip jis sugrįžta po šaltos žiemos į Vištytį, visada pasidaro labai saugu ir gera. Tai tikro žmogaus, tikro vištytiečių pavyzdys mums visiems. Bet aš žinau, kad dar yra žmonių, kurios gerbiamas Vilius ir gal Žydronė norėtų pakalbinti, kurie yra salėje. Kraštiečiai. Jau gerbiamas Vilius mane pristatė, turbūt prisistatyti nereikia, esu Kartavičiūtė. Pradėjom sportuoti, Natas, su Donato sesutė, tai smarkiai ant ežero, žiemom treniruodavome su pačiūžom, bendrabutį irgi gyvenau. Kadangi mokytoja Zanavičienė tam, reiškia, buvo auklėtoja su Zanavičiais. Nu ir dar nuo pradžios, tai taip. Aš jau 42 metai, kai baigiau mokyklą, atsisėsiu, kojos nedrebės, bus laisviau. Reiškia, kai baigiau Vištyčio vidurinę mokyklą ir galvoju, kad pamiršau viską, ko buvau mokama mokykloje, bet atsimenu tik tai, ką išmokau. Ir visus savo mokytus, kuriuos teko pažinti mokykloje, o patys artimiausia man liko tai atmintyje Birutė Mardosaitė, su kuria tikrai kraštotyrą, kaip sakyt, pradėjom irgi rinkti, aš kažkiek ir ten jau darbavaus ir kadangi mokyta Karalienė paminėjo, mūsų mokykla taip gerai kraštotyros buvo, reiškia, pirmą vietą rajone užėmus ir aš esu dalyvavus irgi Telšiuose Respublikinė kraštotyros konferencijoje. Man labai pravertė, nes dirbu dabar įstaigai, kur jūs tikriausiai ne vienas esat bandę laimę lošti, tai teko suskaičiuoti visas gyvybės ir galimybės, kad jūs būtumėt nusipirkę vietą galėtumėt laimėti. Grįžtant prie sporto, tai iš tikrųjų šiam gražiam kampelėje Vištytėje užaugus, išeiti į mišką, pabėgioti, buvo didžiausias malonumas. Ir teko ne vieną kartą apibėgti Vištyčio ežerą, kada dar buvo galima kirsti, kaip šiuo atveju tą uždarą jau Rusijos sieną. Tuo metu mes buvo laisvai judėti aplink Vištyčio ežerą. Vištyčio ežerą esu apibėgęs per 1,5 valandos. Ačiū Donatai. Priminsiu, kad Donatas yra pagrindinis knygos rengėjas ir iš tų žmonių, be kurių knygos nebūtų, tikrai prisiekiu ir aš atsimenu tą laiką, kai aš jau po desperacijų viskas galvoju, reikia atiduoti į leidyklą, viskas dega, nėra, trūksta pinigų. Ir ten ir šiandien paskui parašiau kažkaip Donatui laišką, kažkaip, nežinau, Dievas apšvietė tikrai. Donatas man paskambino, sako, tai gerai, be problemų, sako, tik kad knyga būtų ir stora, ir spalvotus nuotraukus. Sakau, bet tai kainuoja, sako, tu nesirūpink, sako, rūpinkis knygą. Tai tikrai, Donatai, visus Vištyčio bendruomenės vardu tau reiškiu didelę padėką ir priimti šią puikią dovanėlę iš mūsų. Dar noriu palinkėti dėl trečiosios dalies, kad mes visi Vištyčiokai tikrai nuoširdžiai, aš manau, lauksime jos. Aš tikrai dar kartą dėkoju nuoširdžiai, čia Vilius bandė užsiminti, šiaip intrigą. Mes galėtumėm rašyti ir išleisti knygą, kaip mes rašėme Vištyčio monografiją, nes įvairių buvo nutikimų. Tikrai labai jums ačiū. O mūsų sieja su gerbiamu Donatu ne tik Vištytis dabar jau, bet susieja ir Lietuvos edukologijos universitetas, nes mes abu baigę tą patį. Tai ačiū jums.
Atsiprašau, tikriausiai mes jau čia viskį užtęsim su laiku. Norėčiau trumpai mokytojo Gaidį tikrai padėkoti už žydų bendruomenės istoriją Vištyčio, kuris surinko kolosalę medžiagą su savo mokinim. Kaip pasisekė mokytojas, pasakykit trumpai šitokį darbą atlikti. Štai aš. Visų pirma, tai aš šį darbą tai spontaniškai teko rašyti, kadangi mes nežinau, jau paskelbtas tarptautinis konkursas prosenelių kaimynai žydai. Ir likus apie 2 savaitės aš atėjau pas gerbiamą Birutę ir sakau, yra galimybė aprašyti mūsų kaimynų žydus, jų gyvenimą Vištytyje, jų atsiradimą Vištytyje. Jinai akinu, sako, rašo. Aš padėsiu. Ir buvau šiek tiek sukaupus medžiagos, toliau aš kadangi dirbau Vištytyje. Ir savo laiku taip pat surinkė šiek tiek buvo medžiagos, buvo bibliotekos ir surinkta medžiagos šiek tiek. Na, jinai pateikė, ką turėjo, tame tarpe ir Bostono enciklopedijos ištraukas. Toliau trupučiuką pabendravom su archyvu. Ir juolab, kad aš turėjau klasę, paprašiau klasį, sako, pasirink, turi labai daug mergaičių. Ir du mergaitės, Auklėtinės, Bražūnaitė, Vaičiūnaitė, Malijauskaitė, tikrai sutiko labai maloniai tos mergaitės, geranoriškai. Ir įsitraukėm į šį tikrai, sakyčiau, drastišką net versiją šią ir pradėjom darbą. Ir man pasisekė, kad tuo laiku dar buvo gyvas vienas labai žinantis Vištyčio žydų likimus žmogus, tai Baltrūnas. Ir nuo jo taip ir pradėjau. Na, be abejo, kad buvo labai įtemptas darbas, labai reikėjo greitai viską padaryti, suspėti, bet štai dėka vištytiečių žmonių, kurie tikrai prisidėjo labai noriai nuotraukom pareimai ir savo prisiminimais ir padedant gerbiamai Birutei, padedant gerbiamai Biškiečienei, tikrai mes pasistengėm sutilpti tą laiką, na ir pateikėm tą kuklų mūsų darbą, pasirodo žinoma pravyką. Tai štai tiek, ačiū. Ačiū mokytojui. Dar norėčiau Rimantą Švinčį pamatyti, apie čia yra. Trumpai gal prieikit, Rimantai, esu jam dėkingas labai, nes parašė puikų straipsnį irgi mokslinio, kaip sakyti, lygio apie Vištyčio topografinius žemėlapius. Rimantai, kur tiek tų žemėlapių galima gauti, kad juos matai ir paskui analizuoji rašai, kur aš tai, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, bet kadangi jūs esate specialistas taip žemėlapių, tai ar tas Vištytis kažko ypatingas ir ta jo padėtis ir ta visa topografija Vištyčio? Prašau, porą žodžių. Sveiki, gerbiami vištyčiečiai ir svečiai. Iš tikrųjų, didžiulis žemėlapių lobynas yra Berlyno miesto bibliotekoje, Prūsijos paveldo skyriuje. Vištyčio geografinė padėtis yra ypatinga, kadangi jisai visiškai yra ant sienos. Tai jį kartografavo, tai yra atvaizdavo žemėlapiuose tiek Prūsijos kartografai, tiek Rusijos kartografai, tiek Lenkijos kartografai. Ir tik jau vėliau tarpukario Lietuvos kartografai. Ne viskas suspėta, ne viskas padaryta, dar, tikrai galima bus daug atrasti ateityje, tik reikia važiuoti į Berlyną ir sėdėti archyvuose. Dar norėjau pasakyti, kad knygos straipsnėje rasite ne tik 25 metų statistiką, bet ir 1897 carinės Rusijos imperijos rašymo statistiką, šiek tiek 49 metų statistikos, na ir dar iš žemėlapių išrinkau, ką buvo galima, ir 70 metų statistiką. Ačiū, Rimantai. Tiesiog atstumas skiria ir savo kolegoms. Lietuvos edukologijos universiteto lituanistikos fakulteto daugelių darbuotojų, jų pavardės neatsispindi knygoje. Bet tai buvo tie žmonės, kurie visada gelbėjo dieną, naktį. Knygos redaktorė yra įrašyta Jolita Žvironienė ir maketuotojas yra įrašytas. Tačiau dar buvo tikrai nemažai žmonių, būtent lituanistikos fakulteto žmonių, į kuriuos aš galėjau kreiptis, nes knygos maketavimas nebuvo sunkus ir tikrai darbas buvo sudėtingas gana.
Tai tiesiog dabar, būdama čia Vištytė, noriu padėkoti ir savo kolegoms. Padėkoti, pagerbti. Ir mes visi vištytiečiai ir gerbiami knygos sudarytojai, gerbiamas Vilius ir gerbiama Žydronė, tiem žmonėms, kurie nesulaukė tos monografijos išleidimo, bet kurie labai daug prisidėjo. Tai mokytojas Vygaudas Danavičius, jis tikrai dalinosi nuotraukom, dalinosi savo prisiminimais ir labai laukia šios knygos išleidimo. Taipogi nesulaukė ir mūsų parapijos klebonas Linas Dukšta, kuriam tai irgi buvo labai labai svarbu. Ir daugelis Vištiečių krašto žmonių, kurie paprasčiausiai čia gyveno, čia kūrė šeimas, čia augino vaikus, gražino miestelį, jie taipogi yra istorijos dalis. Jie tikrai galbūt ir nepapuolė į šitą knygą, į monografijos puslapiuose jos nerasim, bet jie tikrai paliko gilias pėdas Vištyčių istorijai. Mokytoja Vilija Žalienė jau senai tapo Vištyčių krašto žmogum. Jinai apdainavusi labai gražiai Vištytį, Vištyčio ežerą, Vištyčio kalvas, o šį kartą jinai savo eiles skiria tiem žmonėms, kurių nėra šalia mūsų. Tik aš skiriu savo eiles šiam kraštui, jo žmonėms, kad yra daug nežinomų, mylinčių šį kraštą žmonių, gerbiančių ir tikinčių jo ateitimi. Vištyčio krašto žmonės įamžinti šioje knygoje. Žemai lenkiuosi Viliui Kačiubaičiui ir jo bendražygiams, humanitarinių mokslų daktarei Žydrūnei, mokytojai Birutei ir visiems, kurie čia kalbėjo ir tiems, kurių nėra. Tiems, kurie kitose pasauliuose taip pat norisi nusilenkti, nes tas Vištytis, kuris buvo neregimas, tas, kuris nutolo į praeitį, dabar gyvas. Jį galime matyti vaizduotės ir dvasios akimis. Jis įamžintas šioje knygoje. Vištyčio žmonės kartu su ežeru gyvena, dirba, pluša. Kartu su ežeru svajoja ir dainuoja. Vištyčio žmonės nuo žilos senovės kartu dangaus žvaigždes supuoja. Tai bėga šimtmečiai, nematomieji metraščiai, kartu kartoms išsaugojo legendą, kaip milžinas galiūnas neša akmenį, kaip per bangas putotas brenda, kaip užsodina žmonės rojaus sodą, kaip gina nuo godaus ir piktos slibino. Vištyčio žmonės nuo žilaus senovės net gintarus iš ežero išritina ir stato, kuria gintarų šventovę, o jų dvasia vis auga, vis stiprėja. Vištyčio žmonės nuo žilaus senovės, kaip sako, išmintį mylėjo. O ir dabar tos išminties lobynai prie ežero piliakalnio sugulę dar laukia, kam surasti lemtą senolių išminties karūną. Kartu su ežeru svajoja, dirba, kuria, kartu ir liūdi, ir dainuoja. Vištyčio žmonės nuo žilos senovės dangaus lopšy žvaigždes supuoja. Lenkiuosi jums visiems. Ačiū jums.
gerbiamas Viliau, ar jau aš galiu pasakyti, kad mes pervedėm knygos puslapius? Galiu tai pasakyti, taip. Galim jau mes šitos 2 tomus knygos užverst? Galim? Taip. Tai dabar noriu paklausti jūsų mėlėjai, kasgi bus toliau? Vištytį gyvenimas tęsiasi. Žmonės gyvena, kuria šeimas, augina vaikus, jie mokosi, jie kažką tai daro, kuria. Paprasčiausiai gyvenimas tęsiasi. Gyvenimas to nesibaigia ir jie įmina pėdas į Vištyčių istoriją. Tai kasgi toliau vėliau? Ką toliau darysim, aš klausiu? Toliau taip. Aš manau, kad tikrai istorija nesustoja, tas ratas sukasi. Ir aš noriu perduoti tai, kas yra sukaupta čia yra apie 4000 su viršum pavardžių surašytų, kad tos pavardės pildytųsi, kad atsirastų kiti žmonės, kad atsirastų žmonės nusipelnę vėl savo miesteliui, savo kraštui, kad jie rašytų straipsnius ir visokiojopai fiksuotų tą istorinį paveldą šio krašto, kuris yra nepaprastai turtingas. Todėl aš noriu perduoti šitai, kad būtų tęsiama toliau. Čia yra tik pradžia, tas procesas nesustos. Jeigu aš labai norėčiau, kad kiti žmonės prisidėtų, perimtų, aš tikrai iš esmės skaityčiau, kad mano tikslas rašant šią knygą yra pasiektas. Jeigu tas procesas bus tęsiamas. Aš noriu perduoti šias knygas mokytojai Birutei Martusaitei. O aš norėčiau perduoti šias knygas mokyklai. Mokyklai, kur praėjo visas mano darbo laikas, kurią aš mylėjau ir jos mokinius ir tebemyliu dabar. Norėčiau, kad mokiniai, galbūt knyga bus laikoma bibliotekoje ar mokyklos muziejuje, kad mokiniai semtųsi žinių, kad mokiniai mokytųsi mylėti savo gimtąjį kraštą, savąjį Vištytį, kad jie mylėtų Lietuvą. Taigi, noriu, kad tas darbas būtų tęsiamas. Prašau eiti, jeigu yra mokinių, kurie norėtų tuo pasidalyti. Mes žinome, kad knygos mintys laivai, plaukiantys laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys savo krovinį iš kartos į kartą. Ir kaip šių metų mokyklos šeimininkai, mes norėtume įvesti tradiciją likusiems mokykloje perduoti mokyklos raktą ir Vištyčio monografiją. Ačiū už sudėtą knygą ir ačiū. Ačiū labai. Tikrai, kai žiūriu jaunus žmonės, tikiuosi, kad taip ir bus padaryta. Ir tikrai linkiu jums sėkmės ne tik rašant knygas, bet ir gyvenime apskritai. Ačiū. Tačiau noriu pasikviesti čia Gintarą Plečkaitį, kuris, prašau Gintarai, jeigu praeisite pro žmonės, kuris parėmė gerai, tai ko, tai kaip čia yra. Aš manau, kad dėkot man yra už ką. Žinau, tada aš tik pat nelabai daug kas tokia baltis, dar biškai prie tinginio, tai jautiesi, kad dėkoju Dievui, kad pasitaiko tokių žmonių kaip viskas. Ir jeigu jų būtų, sakykime, mūsų rajone daugiau, mūsų valstybėje daugiau, manau, kad mes šiandien nekalbėtume apie tai ir nenustebtume, kad mūsų vaikai važiuoja. Jie būtų čia ir dirbtų čia. Vėliau, ačiū Jums, man tai bus nereikia.
O jeigu, žinot, čia dovanas, taigi, aš manau, jeigu jūs sumanysit tą trečią tomą išleis, tai galvoju, kad tikrai dar. Prašau, Gintarai, čia mūsų dovanėlį. Taip pat begalė žmonių irgi daug rėmė ir Vidas Venckevičius, kurį čia mačiau, ačiū Vidai. Ir Juozas Aukaitis, ir Rima Gagienė, ir Žydronė Kolevinskienė, Gintas Gudiškis. Visi rėmė ir Antro lauko kaimo gyventojai, kiekvienas įnešė tą savo indėlį. Pinigai iš esmės nieko nereiškia, bet be jų irgi negali padaryti. Nieko, kadangi tai yra techninis darbas, kainuoja popierius, kainuoja viskas, dažai ir spaustuvės paslaugos. Todėl visiems tikrai dar kartą ačiū. Ačiū Algimantui Greimui, jis mačiau čia yra, kuris buvo buvęs meras, taip pat jisai parėmė žymiai knygą. Taip pat noriu padėkoti Gintarui Gudiškiui už nuotraukas ir Aistei Rickytei, irgi mačiau čia yra tikrai už nuotraukas, puikias, kurias jūs pamatysit knygoje. Nežinau, ką toliau. Taip, ir svarbiausia, noriu, kad šitas renginys, jisai tikrai mano požiūrį įvykęs ir galbūt žmonės susitiko, gal, kaip sakyti, kai kam kita knyga yra antraeilis dalykas, bet noriu padėkoti už organizavimą šito renginio. Tai regioninio parko direktoriui Nerijai Paškauskui, jeigu galite ateikit, Nerija, aš jums įteiksiu irgi mūsų kuklę dovanėlę. Tikrai labai ačiū už visą techninius dalykus, už aprūpinimą, už viską. Ačiū, Nerijau. Taip, Rima, prašau, ateikit. Jūs čia pagrindiniai buvo šito pristatymo metu ir aš tai neturiu žodžių, kaip išreikšti padėkos. Tikrai visi vištytiečiai jūs žino, kaip, tikrai, kaip, nežinau, šventą žmogų gal taip negali sakyti, bet kažkas panašaus į tokį. Ir kai aš paprašiau jūs sakot, žinai, vėliau man tiek daug renginių, aš ko gero negalėsiu, aš buvau šokį. Bet aš žinojau, kad Rima meluoja. Tai tikrai, Rima, ačiū labai ir mūsų kukli dovanėliai jums nuo knygos autorių ir nuo knygos rengėjų. Labai dėkojame ir visą scenos apipavidalinimas, mes kalbam apie knygos apipavidalinimą, bet scena, tas pabuvimas, atrodo, kad esame ežero pakrantėje. Tai iš tikrųjų čia yra dailininko Patamsio dovana, ežerėlis jums. Taip subtiliai, kūrybingai ir nuoširdus ačiū už tą renginį. Už visą darbą. Taip pat noriu padėkoti tiem, kurie dainavo Šiloje, mokytojai Žalieniai, atsiprašau, smuikininkis pavardę pamiršau. Aldo. Gerai, palengvinsiu validalę. Ačiū labai už gražius žodžius, iš tikrųjų užtenka tik tai šalia garbių žymių žmonių atsistot, pastovėti šalia ir jau tampi vertinamas. Ačiū Jums labai. Tai aš dabar tikrai, kad Viliui būtų lengviau, aš noriu pasakyti, labai padėkoti tiem žmonėm, kurie nekalbėjo, kurie paprasčiausiai padarė mūsų šitą renginį labai šiltą ir labai jaukų. Tai folkloro kolektyvui Šiloje ir vadovė Aldutė Grabolickienė. Vienoms moteriams iš Veiverių. Labai noriu padėkoti gerbiam Algimantui Šaronų kolektyvui, kurie taipogi buvo čia atvykę. Labai noriu padėkoti vištytėtei Nemirai, vištytėtei Vilijai Paškauskienei, Janinai Vasaitienei, Valdui Jodišiui, Vilmai Menčinskienei, ir žinoma, tom mėlom moterim, kurios atvyko Vilija Žalienė iš Vištyčių, jinai visada praskaidrina mūsų kasdienybę savo gražiais žodžiais. Ir didžiulis ačiū Rimai Gliaubicienei, kaip aš ją pakviečiau pagrot smuiku, jinai taip patylėjo ir iš karto sako, gerai, ačiū Jums labai mieloji, tai buvo nuostabu. Taip, o dabar, mėlyjei, yra ta galimybė, kada galbūt kas dar nori tart žodį, padėkoti knygos sudarytojams, kažką pasakyti, paklausti. Tai va dabar kaip tik yra ta proga ir ta galimybė, tai labai mielai kviečiu visus.